Gripas tai nėra paprastas peršalimas. Gripui būdinga aukšta kūno temperatūra, daugiau kaip 38 laipsniai ir staigi simptomų antplūdžio pradžia. Gripas prasideda vadinamaisiais bendraisiais simptomais, tai yra galvos, raumenų skausmais, šaltkrėčiu ir šitie simptomai prasideda staiga. Gripas visų pirma pasireiškia gerklės skausmu, sausu atkakliu kosuliu. Paprastam peršalimui daugiau būdinga sloga, akių ašarojimas, ir nebūtinai būna tie vadinamieji bendrieji simptomai ir nėra staigios simptomų antplūdžio pradžios. Ypatingai didelį dėmesį į peršalimo simptomus reiktų atkreipti pacientams sergantiems lėtinėmis širdies kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, bronchinė astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga. Šiuo metu tiek Pasaulio sveikatos organizacija, tiek medikų bendruomenė vieningai sutarė, kad vienintelė specifinė gripo profilaktikos priemonė yra skiepai. Norėčiau pabrėžti, kad žmonės pasiskiepiję visiškai saugiomis abiejų rūšių vakcinomis yra apsaugoti nuo gripo apie 70% atvejų. Tai yra, turime tiek šansų nesusirgti gripu, būdami pasiskiepiję. Norėčiau priminti, kad gripo vakcinos yra visiškai saugios. Pasiskiepiję neturime jokių galimybių susirgti gripu nuo vakcinos, kadangi paties gyvo gripo viruso vakcinoje nėra. Taip pat norėčiau pabrėžti ir nespecifinės gripo profilaktikos priemonės, tokias kaip griežtų gydytojo rekomendacijų laikymasis susirgus gripu, taip pat paviršių valymas, higienos laikymasis, tiek čiaudint, kosint, neėjimas į viešas vietas, nedarbas ligos metu. Taip pat svarbu priminti, kad gydymas yra skiriamas simptominis arba priešvirusinis ir antibiotikai gripo viruso neveikia. Jie yra skiriami tik esant bakterinėms komplikacijoms, kurias nustato ir patvirtina gydytojas.